Labas rytas. Aš labai nustebau, kada man prieš tai kalbėjęs jūsų organizatorius paskambino ir prisiminė, kad aš prieš 7 metus išleidau tokią knygą Antro pasaulinio karo pabėgėliai ir internuoti Lenkijos kariai Lietuvoje. Byłam bardzo zaskoczony, gdy jeden z organizatorów zadzwonił do mnie i przypomniał o książce, którą wydałam przed kilkoma laty. Książka, która była zatytułowana Uchodźcy II wojny światowej i internowani żołnierze polscy na Litwie. Na ir šita taip jau tapo, kad šita knyga šių metų pabaigos, kitų metų pradžioje išeis lenkų kalba, nes vertimą į lenkų kalbą jau yra padaryta ir išleidžia šią knygą Lietuvos ambasada Lenkijoje. Tłumaczenie tej książki, znaczy ta książka zostanie wydana w języku polskim w końcu 2012 roku, na początku 2013 roku i tę książkę wyda ambasada Litwy w Polsce. Nu ir mes šitoj knygoj pabandžiau parodyti tą problemą atbėgėlių ir internuotų būtent iš Lietuvos pusės, taip kaip atrodė Lietuvos administracija, kaip atrodė Lietuvos žmonėm. Ir kažkaip tai buvo pabandyta objektyviai pasižiūrėti tą problemą. Ja w tej książce starałam się pokazać, jak wyglądał ten problem uchodźców od strony litewskiej, jak na to patrzyła administracja i władze litewskie oraz ludzie Litwy. Jūs puikiai žinot, kad 20 amžiaus pradžia buvo santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos labai įtempti. Państwo doskonale wiedzą, że na początku XX wieku stosunki polsko-litewskie były bardzo napięte. Taip jau gavosi, kad dvi giminingos tautos tapo vos ne didžiausiais priešais. Tak się stało, że dwa bliskie narody stały się prawie największymi wrogami. Ir kada prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, logiškai atrodė, kad Lietuva turi pasinaudoti Vokietijos pasiūlymų ir kartu su Vokietijos kariuomene atsiimti savo sostinę Vilnių. Gdy się rozpoczęła II wojna światowa, wydawało się, że będzie logiczne, że Litwa skorzysta z propozycji Niemiec i będzie próbowała odbić Wilno, swoją stolicę. Tačiau Lietuva to nepasinaudojo ir paskelbė, kad nuo pirmos karo dienos laikysis neutralitetu. Ale Litwa nie wykorzystała tej sytuacji i ogłosiła, że zachowa neutralność. Taigi, laikydamasi neutraliteto, Lietuva norėjo išlikti neutrali šiame kare, o kaip neutraliai valstybei atsirado tam tikrų įpareigojimų. Ir jeigu į neutralią valstybę pereina sieną kariai, jie turi būti internuoti, jeigu atbėga atbėgėliai, jie turi būti priimti. Więc Litwa podjęła decyzję, że będzie państwem neutralnym, a neutralność zobowiązuje. Są pewne zobowiązania, które Litwa przestrzegała. Kiedy przechodzą granice żołnierze, oni powinni być internowani, a uchodźcy powinni być przyjęci. Gal aš atbėgėlių problemą pradėsiu truputėlį nuo anksčiau, kadangi grįžus Vilniui, gražinus Vilnių Lietuvai, ta masė atbėgėlių, kurie atbėgo į Vilnių, tapo irgi Lietuvos problema. Być może ten problem rozpocznę od wcześniejszego okresu, ponieważ gdy Wilno zostało oddane Litwie, to ci uchodźcy, którzy przybyli na Litwę, stały się również problemem dla Litwy. Pirmieji atbėgėliai į Vilnių atbėgo dar rugsėjo 3-4 dienomis. Pierwsi uchodźcy pojawili się w Wilnie w dniach 3-4 września. Tai buvo pabėgėliai iš Dancigo, kur tiesiog vokiečiai privertė juos pabėgti. Tačiau tai buvo turtingi žmonės ir jokių problemų Vilnius su tais atbėgėliais pirmaisiais neturėjo. To byli uchodźcy, którzy przede wszystkim pochodzili z Danzig, miasta Danzig, ale byli to ludzie bogaci i z nimi nie było problemów. Tuo tarpu pagrindinė Lenkijos pabėgėlių masė, dėkdami nuo Vokietijos kariuomenės, traukė taip Liublino, Helmo, Rubeševo, Zamosiaus, Lodzimiežo kryptimis. Tymczasem główny potok uchodźców był w kierunku Lublin, Zamość, Grubieszów. Į Vilnių pradėjo pabėgėlių daugėti 6-7 karo dieną ir ypač didelė masė plūstelėjo rugsėjo 17 Sovietų Sąjungai užpuolus Lenkiją iš kitos pusės.
Sporo uchodźców przybywało w dniach 6-7 września, ale szczególnie duża grupa przybyła 17 września. Kadangi iš Vilniaus Vokietijos kariuomenės greitai artėjo prie Vilniaus ir bėgti iš Vilniaus, Lenkai faktiškai galėjo tik į Lietuvą, nes į Latviją, kuri buvo tuo metu draugiška Lenkijai, faktiškai įbėgti negalėjo, nes sovietinė kariuomenė jau buvo blokavusi tą kampą su Lenkija, Vilniaus krašte. Ponieważ uchodźcy z Polski, z Wilna nie mogli uciekać na Łotwę, mogli tylko uciekać na Litwę, dlatego że od tamtej strony szły wojska sowieckie. Ir pabėgėliai užplūdo Lietuvos konsulatą Vilniuje. Konsulatas buvo įsikūręs Žoržo viešbutyje, prie Vaikų pasaulio, kas žinot, dabar Vilnius viešbutis. Ir eilė norinčių gauti Lietuvos vizą nutiso faktiškai kelius šimtus metrų, kuri nuo Žoržo viešbučio kažkur tai čia Vaikų pasaulios beveik iki dabartinio Vilniaus banko. I uchodźcy szturmowali konsulat polski na Litwie, który się znajdował w hotelu George. I kolejka była aż od tego hotelu do dzisiejszego banku Vilniaus bankas. W pobliżu też był sklep, który się nazywał Świat Dziecka. Pirmoji, kuri pasiprašė Lietuvos vizos ir prieglobsčio ir kuri rašyta į registracijos knygą, buvo Józefo Pilsudskio našlė Aleksandra ir dukros Wanda ir Jadwiga. Pierwszą osobą, która poprosiła o pomoc, była wdowa po Józefie Pilsudskim Aleksandra oraz jej córka. Nu, matyt logiška, kadangi abi Pilsudskio dukros, Wanda ir Jadwiga, pagal tėvo liniją buvo lietuvės. Przepraszam, dwie córki poprosiły o pomoc Wanda i Jadwiga i to chyba było logiczne, bo obie córki były Litwinkami. Tikriausiai jūs nežinot, o gal ir žinot, tai neatkreipėt dėmesio, kad Józefas Pilsudskis, tikroji pavardė Juozapas Giniotas, yra grynas lietuvis. Być może Państwo nie wiedzą, ale prawdziwym nazwiskiem Józefa Pilsudskiego jest Józef Giniotas, który był, no, to jest litewskie nazwisko. Žemaitis. Był Žmudzina. Galbūt taip ir logiškai gavosi, kad būtent pirmieji interesantai buvo faktiškai lietuviais. I być może tak logicznie się stało, że właśnie pierwsi interesanci to byli Litwini. Be abejo, Lietuvos konsulatas vizas išduodavo visiems prašantiems. Oczywiście konsulat Litwy wydawał wizy dla wszystkich, którzy o to się zwracali. Ir tomis dienomis Kauną pasiekė gana nemažas būrys aukštų Lenkijos valdininkų. I w owym czasie też duży oddział urzędników polskich przybyło do Kowna. Tai matyt, aš paminėsiu kaip Vilniaus vaivada Artur Mauševski, buvęs ministras pirmininkas Aleksandras Pristor, buvęs Lenkijos Gardino Suwałkų burmistrai ir kiti aukšti pareigūnai. Więc wśród nich był wojewoda wileński Artur Maruszewski, był też premier Aleksander Pristor i inni urzędnicy. Rugsėjo 20 dieną Lietuvos prie sienos pradėjo rinktis didelė atbėgėlių minia. Lietuvos Lenkijos administracinė linija buvo uždaryta ir Lietuvos kariams saugantiems sieną buvo uždrausta įleisti į Lietuvą pabėgėlius. W dniu 20 września na granicy polsko-litewskiej już się zebrał duży oddział uchodźców, ale ta linia, ta granica była zamknięta i żołnierzom litewskim dano zakaz przepuszczania uchodźców z Polski. Tačiau 20 dieną rugsėjo siena buvo atidaryta ir į Lietuvą plūstelėjo didžiulė masė karių ir civilių atbėgėlių. Ale 20 września ta granica została otwarta i właśnie w tym dniu napłynęła duża masa
cywilów i żołnierzy z Polski. Pirmieji Lenkijos kariai perėjo Lietuvos demarkacijos liniją 39 metų rugsėjo 18 dieną, 12 valandą Vievio rajone. Tai było karininkas ir būrelis kareivių. Pierwsi żołnierze, którzy przekroczyli granicę Litwy, to był oficer i oddział żołnierzy. I to się stało w okolicach miejscowości Wievis w dniu 18 września 1939 roku o godzinie 12. Rugsėjo 19, nors ir siena buvo uždaryta, tačiau sieną pervažiavo sanitarinis traukinys pilnas sužeistų kareivių. Ir juos įleido į Lietuvos teritoriją, o sužeistieji było paguldyti į Kauno karo ligoninę. W dniu 19 września granicę przekroczył cały pociąg sanitaryjny z rannymi żołnierzami i ci żołnierze zostali przyjęci w szpitalu w Kownie. Kada 20 dieną buvo atidaryta siena, iškart perėjo sieną Volkovysko kavalerijos grupė, 1200 kareivių ir 80 karininkų. Gdy granica została otwarta w dniu 20 września, granicę przekroczyło 1200 oficerów i 80 żołnierzy. Šiai grupuotė vadovavo generolas Vaclovas Brzeźnieckis, Tę grupą dowodził generał Wacław Brzeźniecki. o grafai Brzeźnieckiai ir tada gyveno prie Rokiškio ir buvo būtent giminaitis grafo Brzeźnieckio. A ta rodzina, ten ród właśnie wówczas mieszkał, przedstawiciele tego rodu mieszkali w okolicach Rokiškės z Rakiški i to byli właśnie krewni tego Brzeźnieckiego. Perėjo trečio korpuso visas štabas su štabo viršininku, generalinio štabo pulkininku Benediktu Hlusievičium priešaky, Benedikt Hlusievič. Przekroczył granicę cały korpus z komendą i pułkownikiem Benedyktem Hlusevičium. Buvo internuojami ne tik tai kareiviai, bet ir visi, kas nešiojo uniformą. Tai ir pasieniečiai, ir galbūt miškininkai, ir paštininkai, nes tada nebuvo laiko skirti, ar čia kareiviais, ar čia ne kareiviais. Byli internowani wszyscy mundurowi, nie tylko żołnierze, to byli pracownicy poczty, Straży Granicznej, leśnicy, ponieważ nie było czasu na podział na tych, co są żołnierzami i co nie są. Internuoti Lenkų kariai buvo nuginkluojami, paimami dokumentai ir siunčiami į internuotojų surinkimo punktus. Internowanych żołnierzy rozbrajano i wysyłano do punktów, które przyjmowały żołnierzy internowanych. Lietuvos kariai saugoja administracijos liniją ir internavo Lenkų karius, matė iš tikrųjų daug tragedijų pasienyje. Żołnierze, którzy bronili tej linii administracyjnej między Polską a Litwą, widzieli dużo tragedii na granicy. Matė kaip ne vienas, ypač jaunesniųjų karininkų, tiesiog įsakė savo kareiviam pereiti administracijos liniją, pas nusišaudavo. Widzieli na przykład, jak oficer rozkazywał swoim żołnierzom przekroczenie granicy, a sam popełniał samobójstwo, się zastrzegał. Vienas gana didžiulis Lenkų karinis dalinys pasiprašė perleidžiamas per Lietuvos teritoriją, kad galėtų įžengti į Prūsiją ir kovoti prieš Vokietiją. Jeden dość duży oddział prosił o to, żeby przekroczyć granicę z Litwą i walczyć na terytorium Prus przeciwko Niemcom. Aš be abejo Lietuva to padaryti negalėjo. Litwa oczywiście nie mogła na to pozwolić. Ir tas dalinys grįžo atgal ir patraukė toliau į rytus. I ten oddział wrócił z powrotem i dalej poszedł na wschód. Koks jo likimas matyt aiškus, sovietinė kariuomenė pateko į nelaisvę arba buvo sunaikintas. Los jego zapewne jest oczywisty, albo trafił do niewoli, albo został zniszczony ten oddział. Musninkų rajone, pavyzdžiui, buvo toks atsitikimas, kad perėjo sieną du kavalerijos eskadronai. W okolicach Musninka i Muśnik była taka sytuacja, gdy granice przekroczyły dwie eskadry. Tačiau labai žydus karininkas atsisakė nusiginkluoti prieš šaulius, nes jos norėjo nuginkluoti šaulių organizacijos atstovai. Ale pewien bardzo wyniosły oficer powiedział, że się nie rozbroi przed szaulisami, oddziałami litewskimi, ponieważ właśnie oni chcieli ich rozbroić. Ir kai tik tai kariuomenės vadas Lietuvos įsakė Lietuvos kavalerijai apsukti dalinį ir sunaikinti, tada jie pasidavė.
I tylko dopiero gdy dowódca wojska litewskiego nakazał okrążyć ich i zniszczyć, dopiero wówczas się poddali. Paprastai, ypač kavaleristai būdavo labai drausmingi, jie perjodavo sieną gražia rikiuote ir tvarkingai priduodavo ginklus ir žirgus Lietuvos kareiviams. Zazwyczaj w sposób tak najbardziej porządny i zorganizowany granice przekraczali kawalerzyści, którzy w taki zorganizowany sposób przekraczali i oddawali konie i broń żołnierzom litewskim. Tuo tarpu pėstininkai gaudavosi labai įvairiai. Piechota zachowała się w bardzo różny sposób. Vieni mesdavo ginklus tarsi kažkaip nenorėdami, kad daugiau ir priimti savo rankas, kiti ginklus kažkur tai užkasdavo ir perėdavo sieną be jokių ginklų. Niektórzy po prostu zrzucali broń, tak jak gdyby nie chcieli więcej dotknąć do tej broni, a z kolei inni po prostu zakopywali swoją broń. 26 rugsėjo faktiškai baigėsi. Ir tiek civilių, tiek kariškių masinis bėgimas į Lietuvos teritoriją, nes prie Lietuvos-Lenkijos buvusios administracijos linijos priartėjo sovietinė kariuomenės dalis. W dniu 26 września właściwie ten proces został zakończony, ponieważ do linii administracyjnej polsko-litewskiej przybliżyły się żołnierze sowieccy. Internuoti Lenkijos kariai pirmiausia būdavo pamaitinami, sužeistiems suteikiama pirminė būtina pagalba, jeigu reikalinga būdavo siunčiami į ligoninę, o po to jau atsiųstas autobusais, vežimais, vežami ten, kur było numatyta jų internavimo vieta. Żołnierze, którzy przekroczyli granicę, zazwyczaj byli nakarmieni, ranni zostali opatrzeni i przetransportowani do szpitala, a później tych uchodźców autobusami dowożono do punktów, w których powinni byli być. Lietuvos kareiviai, kurie internavo Lenkijos karius, puikiai suprato savo kolego dvasinę būseną, nes įsivaizduojam, kaip buvo sunku atiduoti ginklus tiems, kur 19 metų lenkiška nacionalistinė propaganda traktavo kaip didžiausius Lenkijos šalies priešus. Żołnierze litewscy doskonale rozumieli sytuację żołnierzy polskich, dlatego że oni przez prawie 19 lat walczyli przeciwko Litwie i nacjonalistyczna propaganda polska ukazywała właśnie Litwę jako największego wroga. Todėl aš norėčiau perskaityti vieną laišką jauno Lenkų karininko, kuris, mano galva, labai objektyviai įvertino tą padėtį, kokio jis atsidūrė būtent peržengęs demarkacijos liniją. Dlatego chciałbym przeczytać list pewnego młodego oficera polskiego, który bardzo wyczuwa tę sytuację i opisuje. Jo pavardė Vaclav Zydram Kostielkovski. Jego nazwisko Vaclav Zydram Kościelkowski. Jis parašė šį laišką savo žmonai, tačiau, kadangi pagal Lietuvos įvestą tvarką internuotieji galėjo siųsti laiškus ir žinutės nedaugiau kaip 10 eilučių, tai šitas jo ilgas laiškas buvo konfiskuotas karinės cenzūros ir tai pasiliko mūsų archyvuose. On napisał dość długi list do żony, ale zgodnie z ówczesnymi przepisami żołnierze internowani mieli prawo napisać list nie dłuższy niż 10 zdań i dlatego ten list został skonfiskowany przez cenzurę litewską i zachował się w archiwach litewskich. Kažkaip šitą laišką daug kartų skaičiau ir kiekvieną kartą skaitau kažkaip su dideliu susijaudinimu. Ja wielokrotnie czytałam ten list i za każdym razem czytam z wielkim wzruszeniem. Jis rašė, žinai mažytė, dabar papasakos tau apie žmonišką gerumą. On pisał, wiesz mała, teraz opowiem Ci o dobroci ludzkiej. Galbūt tai keistai atrodo, kad dabartinės baisiais laikais, kai niekieno iki šiol nematytas karas išlaisvino žemiausių žmonių instinktus, kai ugnis ir plienas pasidarė vienintelis argumentas ir kai visas mūsų kraštas paskendo didžiausiai nekaltų pralietų kraujyje, kaip tik tuo metu užsimaniau papasakoti apie žmonių dorumą. Być może to się wyda dziwne w tych czasach, strasznych czasach, gdy wojna wyzwoliła najniższe instynkty ludzkie, gdy ogień i stal stały się jedynym argumentem
i gdy nasz kraj utonął w niewinnie przelanej krwi, akurat w tym momencie chcę Ci opowiedzieć o ludzkiej uczciwości. Taip, tos visos širdies ir geresnių jausmų apraiškos leidžia man dar tikėti, kad pasaulio dar nevaldo žvėriškas žmogus. Ten wyraz serca i dobrych uczuć pozwala mi wierzyć, że światem nie rządzi jeszcze człowiek, który stał się zwierzęciem. Žmogiškumo ženklai yra lyg tie saulės spindulėliai mūsų pilkame ir beviltiškame rudens danguje. Znaki ludzkości są jak te nieduże promienie słoneczne, które się pojawiają na naszym beznadziejnym jesiennym niebie. Perėję sieną susėdome ant plento išilgai griodo. Gdy przekroczyliśmy granicę, usiedliśmy wzdłuż rowu. Mūsų būrelėje buvo 7 kareiviai ir vienas pirklydęs karininkas. W naszym oddziale było 7 żołnierzy i 1 oficer. Prieš mus stovėjo tiek pat lietuvių kareivių. Przed nami stało tylu żołnierzy litewskich. Ir tik dabar pradėjome jausti tą baisų nuovargį. I dopiero teraz zaczęliśmy odczuwać to ciężkie zmęczenie. Lietuviai žiūri į mus akylai, bet be jokios pašaipos ar paniekos, nes gerai supranta, ką tai reiškia kareiviui atiduoti ginklą ir eiti svetur bastytis. Litwini patrzą na nas, dalej bez żadnych kpin i drwin, ponieważ doskonale rozumieją, co znaczy dla żołnierza oddać broń i iść na wygnanie. Prisidengiu akis ir žiūriu į besileidžiančią saulę, kuri šviečia iš anapus sienos. Przykrywam oczy i widzę zachodzące słońce, które świeci po drugiej stronie granicy. Juntu kažkas mane judina. I w tym momencie odczuwam, jak ktoś mnie dotyka. Tai lietuvis kareivis, kuris neprašomas duoda man savo gertuvę su šaltu vandeniu. To jest żołnierz litewski, który nieproszony podaje mi swoją piersiówkę zimną wodą. Išdžiūvusios lūpos negali atsitraukti nuo gaivinančio gėrimo. Wyschnięte usta nie mogą się oderwać od orzeźwiającego napoju. Tai buvo pirmas mostas Lietuvos žemėje. To był pierwszy znak na ziemi litewskiej. O kai žygiavimo per miestelį, gyventojai vaišino obuoliais ir papirosais, sena pardavėja nesklandžiu žargonu pakvietė mus arbatos, było duona ir sūris. A gdy szliśmy przez miasta i miasteczka, ludzie częstowali nas jabłkami i papierosami. Stara sprzedawczyni w niewyraźnym żargonie zaprosiła nas na herbatę. Vėliau tas poilsis Ukmergėje. Vietos lietuvės veikiausiai mokytojos, nes laikinai buvome patalpinti mokykloje, be pertraukos raikė storas duonos riekės įtepė sviestu ir su pienu ir arbatos puoduku vis kišdavo kareiviams. Następnie był odpoczynek w Ukmergę. Miejscowi Litwini, zapewne nauczycielki, ponieważ czasowo byliśmy rozlokowani w szkole, bez przerwy dawały nam grube kęsy, kawałki chleba, smarowały maslem, częstowały mlekiem lub herbatą. Ir visą tai jos atlikdavo labai paprastai, be jokios pozos, lyg tai būtų jų kasdienis darbas. I one to wszystko wykonywały w bardzo prosty sposób, tak jak gdyby to było ich codzienną pracą. Ėmiau tas moteris stebėti, susikaupusios, rimtos, nenoriai įsileidžiančios į kalbas. Zacząłem obserwować te kobiety, skupione, poważne, niechętnie wdają się w rozmowę. Matyti, jog visą tai jos daro ne dėl to, kad mus Lenkus ypatingai mylėtų, ne. Jos tai daro dėl to, kad mes esame žmonės, kurie staiga netekome ne tik savo tėvynės, bet ir paprastos juodos dosnios kąsnio. Ir dėl to visą tai mano akyse turi dar didesnę vertę. Zapewne to wszystko one robią nie dlatego, że nas Polaków bardzo lubią, nie. One to robią dlatego, że my jesteśmy ludźmi i akurat pozostaliśmy pozbawieni ojczyzny i zwykłego kawałka chleba i dlatego wszystko to w moich oczach uzyskuje dużą wartość. Kitas Lenkų karys. Tai prisimena Tadeusz Mankoša, tai prisimena pirmas valandas Lietuvos teritorijoje. Kolejny oficer polski, Tadeusz Mankosza, przypomina pierwsze godziny, które spędził na Litwie. Lietuviai mums paruošė valgį laukų virtuvėje po atviru dangumi prie pat geležinkelio. Litwini przygotowali dla nas posiłek w kuchni polowej pod otwartym niebem przy kolei. Gavome po storą duonos riekę ir riebiai užtaisytos košės.
Uzyskaliśmy po dużym kawałku chleba i kaszy. Būčiau norėjęs pamatyti savo bendražygių veido išraišką, jeigu jie būtų gavę tokio maisto prieš 3 savaitės. Bet čia pasirodė, kad geresnio ir skanesnio maisto negalima įsivaizduoti. Chciałbym widzieć wyraz twarzy moich kolegów, gdyby otrzymali taki posiłek przed 3 tygodniami, ale tutaj okazało się, że trudno sobie wyobrazić bardziej smaczny i łakomy posiłek. Tiesiog norėjau aš jums šią porą laiškų pacituoti, parodyti tai, kad tas žmoniškumas tarp žmonių, jisai nedingsta ir sunkiausiamis sąlygomis. Ir būtent tą pajuto Lenkų kariai, kurie neteko savo tėvynės ir buvo priversti palikti ją. Chciałam po prostu pokazać Państwu, że takie objawy ludzkości w warunkach wojennych też były okazywane i zwłaszcza to poczuli żołnierze polscy w obliczu wojny. Be Lenkų karių taip pat buvo internuotas vienas turkų karys, 3 vengrai, kurie stažavosi Lenkų kariuomenėje ir atbėgo į Lietuvą. Ir taip pat buvo internuoti 2 vokiečių kariai. Wraz z Polakami był internowany 1 Turek, 3 Węgrów, którzy byli na stażu w Wojsku Polskim i 2 Niemców. Kiek atbėgo civilių, tada dar buvo neaišku, tačiau lietuvių pirmas surašymas Lenkų internuotojų, kada įvyko, tai buvo suskaičiuota, kad rugsėjo pabaigoje internuota 12 767 Lenkų kariai. Ile było cywilów, na początku nie było wiadomo, natomiast później pierwszy taki spis internowanych odbył się w końcu września i naliczono 12 767 internowanych. Internuotieji buvo Markumi vadovaujantis priimtų karo atbėgėliams tvarkyti įstatymą. W stosunku do internowanych stosowano ustawę o internowanych wojennych. Internuoti buvo patalpinta internuotojų stovyklas, kiekviena internuotojų stovykla buvo saugomi lietuvių karių, buvo stovyklos viršininkas ir jiem buvo tam tikros sąlygos, kurių jie privalėjo laikytis. Internowani zostali zakwaterowani w obozach dla internowanych, które były strzeżone przez wojska litewskie i również był dowódca takiego obozu. Ir be abejo, Lenkijos kariam tai nepatiko, nes vis tik tai jie buvo uždaryti į uždarą erdvę ir privalėjo paklusti administraciniams reikalavimams. Oczywiście żołnierzom polskim to się nie spodobało, bo oni zostali zamknięci w pewnej ograniczonej przestrzeni i powinni byli przestrzegać pewnych zasad. Tačiau ką padarysi? Tvarka yra tvarka, tai yra pripažinta tarptautinėmis konvencijomis ir kiekviena valstybė su internuotaisiais elgiasi taip, kaip turi elgtis. Ale trudno coś poradzić, ponieważ obowiązywał pewien porządek, który jest zawarty w konwencjach międzynarodowych, którego należy przestrzegać. Taip, bet mūsų jau laikas kaip tai eina į pabaigą, tai aš dar truputėlį keletą tokių sakinių pasakysiu galbūt apie civilius atbėgėlius. Pirmoji registracija civilių atbėgėlių buvo 40 metų sausio 20 dieną baigėsi ir buvo užregistruota 26 579 teisės. Ale też chciałabym kilka zdań powiedzieć o cywilach, uchodźcach cywilach. Pierwsza rejestracja uchodźców cywilów odbyła się 20 stycznia 1940 roku i wówczas zarejestrowano 26 579 cywilów. Civiliai buvo irgi šelpami maistu, drabužiais, apgyvendinami ir skiriamos tiek Lietuvos administracijos lėšos, tiek buvo gaunamas išlaikymo iš įvairių tarptautinių šalpos organizacijų. Cywilom również udzielano pomocy, karmiono, dawano ubrania. Środki na to były wydzielone przez administrację Litwy i organizacje międzynarodowe. Civilių atbėgėlių šelpimui Lietuva išleido 8 milijonus 89 560 litrų 9 centus. Na utrzymanie uchodźców
cywilów Litwa wydała 8 089 560 litrów i 9 centów. Buhalterija yra, visur buhalterija labai tiksli. Wszędzie jest bardzo dokładna księgowość. Taigi šitie pinigai, jeigu ir būtų kitaip susikloščiusi situacija ir jeigu Lietuva būtų išlikusi nepriklausoma valstybė, taip ir būtų likusi, taip sakant, kaip geras žestas atbėgėliams. Gdyby Litwa pozostała państwem niepodległym, to te środki byłyby takim dobrym gestem w stosunku do uchodźców. Tuo tarpu internuotisiem Lenkijos kariam, kurie buvo prižiūrimi ir laikomi internuotojų stovyklose, Lietuva išleido 5 568 099 litrów 65 centów. Tymczasem na utrzymanie żołnierzy internowanych, żołnierzy polskich, Litwa wydała 5 568 099 litrów i 95 centów. Noriu pasakyti, koks lito buvo tada kursas. Chciałabym powiedzieć, jaki wówczas był kurs lita. Už 50 litrų galima buvo nupirkti karvę. Za 50 litrów można było nabyć krowę. Taip kad pinigai buvo didžiuliai. Ir už internuotojų išlaikymą pagal tarptautinės konvencijas Lenkija pasibaigus karui turėjo viską kompensuoti. Tačiau dėja istorija kitaip. To były wówczas ogromne pieniądze i zgodnie z międzynarodowymi konwencjami po ukończeniu wojny Polska powinna była zwrócić te środki, ale historia inaczej się potoczyła. Galbūt aš tiesiog truputėlį pasakysiu pagal tą skaičių, koks tų internuotojų karių likimas buvo, kaip jie internuoti. I może pokrótce opowiem o tym, jaki los spotkał tych żołnierzy po internowaniu. 360 buvo išleisti iš stovyklų, kaip pripažinti Lietuvos piliečiai. 360 żołnierzy zostało uwolnionych z obozów i uzyskali obywatelstwo Litwy. 1100 komisuoti kaip netinkami kariniai tarnybai ir paleisti. 1100 żołnierzy zwolniono jako nie nadających się do służby wojskowej. 1718 savo norų išvyko į Sovietų Sąjungos teritoriją 40 metais. W roku 1940 1718 żołnierzy wyjechało do Związku Sowieckiego. 1613 į Vokietiją. 1613 żołnierzy wyjechało do Niemiec. Aš galbūt paaiškinsiu, kaip čia yra, nes 40 metų kovo mėnesį buvo atvykusios Sovietų Sąjungos ir Vokietijos delegacijos, kurios priiminėjo norinčius grįžti į savo teritorijas civilius pabėgėlius ir kariai. Może wytłumaczę, dlaczego to się stało. W marcu 1940 roku na Litwę przybyły delegacje Związku Sowieckiego i Niemiec, które chciały oświadczyć o tym, że chcą przyjąć i cywilów, i wojskowych. 182 medicinos personalo buvo internuota, jie be abejo buvo paleisti iš internuotųjų stovyklos. Wśród internowanych były 182 osoby, to był personel medyczny, one zostały zwolnione. 136 internuotuosius pasiėmė Lietuvos piliečiai kaip savo giminaičius globai, irgi buvo paleisti iš stovyklų. 183 żołnierzy Litwini zabrali jako własnych krewnych, zostali uwolnieni z obozu. Apie 800 buvo pripažinti civiliais, o ne kariškais, kadangi perinant sieną dalis civilių, kad patektų į Lietuvą, apsivilkdavo karišką uniformą, tai patekdavo į Lietuvą. Około 800 osób zostało uznanych za cywilów, ponieważ przekraczając granicę, niektórzy cywile przebierali się w mundury wojskowe i w ten sposób przekraczały Litwę. Apie 2500 karininkų ir karių pabėgo iš internuotųjų stovyklų. Około 2500 żołnierzy i oficerów uciekło z obozów dla żołnierzy. Tai čia aš noriu paaiškinti, kad Lietuvos kariai taip saugojo internuotųjų stovyklas, kad galėjo pabėgti visi, kas tik norėjo. Ypač 40-ais Lietuvą okupavo sovietinė kariuomenė.
I tutaj chcę podkreślić, że żołnierze litewscy tak ochraniali te obozy, że z tych obozów mógł uciec każdy, kto tylko chciał. Ponieważ to było już po okupacji po 40 roku. Už tai Lietuva ne kartą susilaukė Vokietijos administracijos protesto oficialių. I z tego powodu Litwa nieraz utrzymywała protesty od strony administracji niemieckiej. Ir 4373 internuotojai buvo perduoti Sovietų sąjungai ir buvo išvesti iš pradžių į Kozelsko lagerius, po to į lagerius užpolieriai, o 42 metais visi, kurie norėjo, galėjo įstoti į Anderso korpusą formuojamą arba į sovietinius Lenkijos dalinius armiją Liudovą. 4373 żołnierzy zostało wysłanych na wschód albo do Kozielska, albo na zapolarnych krąg chyba. I albo w 1942 roku mogli wstąpić do armii Andersa, która była wówczas formowana, albo do Polskiej Armii Ludowej. Tai tiek, kadangi ir taip jau dovanokit, viršijau šiek tiek savo laiką. To tyle, przepraszam, że przekroczyłem swój limit czasu.